Marijus Ambraziūnas ir mes turim Laurą Šlap. Ir mes kalbėjom apie simptomus, kalbėjom apie kaip atvykai, bet taip pat tavo įdomus atvejis, įdomu situacija, kad tau pavyko daug įvairiausių disciplinų paliesti. Ir kai mes kalbame su pacientais, mes irgi sakom, kas ta auksinė tabletė, kas tas jau pasveikimas. Tai nėra tik kažkokia tabletė, kad valgom, kad pas daktarą einam, kad mankštas darom. Tai yra žymiai daug plačiau. Ir iš tavo pusės, kaip tu minėjai, savęs ieškojai, daug buvo tokių neišspręstų vidinių problemų, gal tai pavadinkim. Ir papasakok, kas tau davė ne tik iš mūsų procedūros papildai, mūsų reguliavimas, ten daug patarimų buvo, bet ką tu dar darei, kad išgautų tokį rezultatą? Tai vienas pagrindinių dalykų, su kuriuo aš labai stipriai dirbau, tai buvo vidinių traumų gydymasis. Tai aš buvau labai stipriuose dviejuose retrituose, grinai labai intensyviai ir aktyviai nagrinėjau vaikystės patirtis, visokias praeities situacijas, santykius, įvykius ir stengiausi juos kažkaip energetiškai atlaisvinti, išspręsti, taip pat iš savo kūno tarsi viską, išlaisvinti kūną. Tai labai didelį darbą aš esu įpratus dirbti su savim kiekvieną dieną, tai analizės, savo receptus išrašinėju ir dienoraštį rašau, dabar pradėjau šitą knygą tokia kaip vidinio vaiko gydymo tikslais, tai kaip psichosomatika ir pats labai domies, tai vis tiek man atrodo nelabai gal efektyvu gydyti vieną bendrą. Tai vat labai rimtai aš ėmiausi tos dalies, kurią pati galėjau su kitų žmonių pagalba ir priemonių, ir praktikų įvairiausių, taip pat mokiausi pati save gydyti ir pozityviai nusiteikti ir prisikviesti gausą į savo gyvenimą. Peržiūrėjau visus santykius, atsisakiau žmonių veiklų, kurie terštų kažkaip mano aplinką, mano energiją imtų, mano dėmesį blaškytų. Tai išėjau iš tam tikrų veiklų, netgi iš darbų tam tikrų išėjau. Tai tiesiog padariau labai didelį darbą, tokį kaip atrankos, išsivalymo ir kad būtų erdvė pritraukti naujiems potyriams. Kaip aš girdžiu, tai vyko ne tik kažkokių toksinų virusų, ten parazitų detoksas, bet vyko ir šitų reiškiasi virusų, psichosomatinių, psichologinių gilių traumų. O kada pajutai tu tokį, kad jau čia visai pačioj pradžioj, ar po daugiau po retrytų, tai toksai, kad tau taip šviesiau, tai tas vidinis toksai darbas? Tai gal tas laikotarpis ir buvo, kai sausio pabaigoje man išmetė Facebookas, kad jau 5 metai po operacijos kaip tik praėję ir aš galvoju, palauk, o tai aš vietoj praktiškai stoviu, blogoj sveikatoj, pelkėj kažkokioj. Ir tada galvoju, viskas, dabar arba. Tai imsiuos kraštutinių priemonių. Dar 5 metų nelauksiu. Jo, nebelauksiu, nei metų. Pasakiau savo viskas, nei metų nelauksiu. Ir griežtai ėmiausi, nusipirkau knygą Švelnus švedų priešmirtinis tvarkymasis. Buvo Maksimoje akcija, nežinau, iš karto knygą patraukė mano dėmesį ir pradėjau taip pakuopti namus, labai intensyviai viską iš namų valyti, peržiūrinėti santykius, veiklas, tai va tokį paruošiamąjį darbą dariau, tada tie retritai, ten gydžiau vidinės traumas, grįžau, susitikau su tokiais visai naujos šviesios energijos žmonėmis, pradėjau naujas pažintis veksti, naujus planus kurti ir va toks atrodo, į kažką kitą, į šviesesnį gyvenimo etapą. Aš pilnai pritariu, nes irgi daugiau žmonių, jeigu nepakeitė aplinkos, nepakeitė šitų toksinių, ar tai santykiai, ar kažkokie daiktai, ar ta aplinka, kur pastoviai priveda prie tų pačių įpročių, prie tų pačių, besikartojančių klaidų, tai atrodo 2 žingsnius į priekį padėjo, o 3 atgal vėl tave patraukė. Tai ta toksai savianalizė ir pamatyti, kaip aplinka ir kiti asmenys ir kiti daiktai įtakoja tave ir priimti
sąmoningą sprendimą, reiškia, atsisakyti viso šito dalykų. Tai yra tai, ką mes norėtumėm, kad visi žmonės irgi analizuotų, priimtų ir darytų, nes atrodo, čia keli procentai energijos nueina, čia keli procentai, atsimeni, aš pasakojau apie dviračių komandą, kur laimėjo, reiškia, Tour de France. Ten pas juos viskas labai buvo paprasta. Visur, visose veiklose, nors kažkiek pagerinti, reiškia, efektyvumą. Ir kas gavosi, per 2 metus jie tapo Tour de France čempionu. Tu irgi čia psichosomatikos tvarkai, vidinį vaiką tvarkai, virusus, parazitus tvarkom ir štai tokį gavom bendrą rezultatą, kad, reiškia, susumavo tie maži procentukai, o rezultatas tai, kad tu šventi gyvenimą, šventi savo sveikatą ir puikiai jautiesi ir štai. Labai ačiū. Ar gali ką pridurti? Tiesiog kuo greičiau registruokitės pas Marį. Laura pas mane yra ambasadorė, jau ne vieną klientą atsiuntė ir aš kiek suprantu visi patenkinti. Jo, visi labai patenkinti. Jo, iš tikrųjų dar aš norėčiau paminėti iš tos ryties, ką jūs darot, kad daugybę metų aš irgi kažką dariau, bet netikslingai. Tai tiesiog, jo, be sistemos, tiesiog nebeverta. Aš jeigu išgirstu žmogų, kuris sako, eisiu gal į vaistinę, patars, ką išgerti. Nu, kaip gali patart, bet kitavo kūno neištyrė organizmo. Tai va tas man gal labiausiai noris perduoti žinutę, kad tai sužinot visų pirma, gal, nu, va, kaip ir man sakei, kad nepasisavina, gal net, nu, tiek metų aš geriau ten vieną ar kitą papildą ir organizme vis tiek jo nėra. Tai iš pradžių paruošti dirvą, kad įsisavintų tuos dalykus, bet nu, vis tiek visą sistemą geriausiai perprasti ir atnaujinti. Tai kad ir kokie protingi, išsilavinę, net nu, su medicina gali būti susiję žmonės, ne? Bet sistema yra vis dėlto. Pas mus daug pavyzdžių yra tokie, kurie netgi labai rūpinasi sveikatą, vegetarai ir dar kur nors. Ypač jiems tai reikia vis reguliariai pasitikrinti, nes mes nežinom, kokiam lygiui yra virškinimas, įsisavinimas ir kada mes galim kažkokį deficitą gauti. O ateina tokių, kur tikrai atrodo ir jauni ir gražūs, bet sveikatos nėra. Pastoviai pavargę, pastoviai išblyškę, tai taip neturėtų. Tai va, gal mano irgi žinutė, dažnai aš ją dabar kartuoju, kad mes labai prantam kentėti. Atrodo, ai nieko tokio, jau pripratau. Nu, čia taip ir bus ten, ar Dievas nedavė sveikatos, nežinau, ar amžius, ar dar kažkas. Kad, nu, tiesiog, nu, duot savo smegenim tą naują neuronų jungti. Nu, aš galiu iš tikrųjų, galiu turėti sveikatą. Leisti savo, pasirūpinti savo sveikatą ir kad padėtų pasirūpinti. Aš žinau, patyrė, turi sistemą, turi rezultatą. Kaip kaip Laura. Gerai, ačiū Laura. Ačiū.